Jie yra nukelmės, nuo kražių. Čia yra už kražių, prieš kražių. Einam. Čia prisirišim. Kola, paim vieną. Gerbdami Gedimino 700 metų valdymo pradžią mes šitą žygį keturiese žemaičių rikiai ir skiriam. Ir prajuosime nuo Santakos, Nemuno ir Dubysos iki Bubių, Piliakalnio, kur prasideda Dubys. Mokslininkų lygių. Ir yra labai apmaudu, kad mes savo išminčių, savo žinius, Sielmokšą, Metonį, Žiniavaldį, Šventaregį, net nežinom, kad egzistavo. Va klausimas, kaip vadinam 365 dienas? Metais. Teisingas atsakymas. O kad tas metus nuo Metonio vardo davė getų kilmingieji, net neturim supratimo. Kad mėnulis, jeigu šiandien yra, kas ten jau priešpilnis stoja, ar ne? Pirma priešpilnio diena, ar kelinta dabar, aš galiu suklysti. Ir kad sekmadienis, ir kad gegužės 15 tik pasikartos po 19 metų, jeigu neklystų. Tas ciklas vadinasi netgi Metoniu. Tai žmogelis turėjo nugyventi ne vieną tų metų ciklą. Ir šiemet kas yra? Šiemet yra mūsų prigimtiniai 7525 metai. Ir jeigu nebūtų kitavierių, mes tuos metus šiandien švęstumėm. Nuo lygiadienio švęstumėme stumbro metus. Stumbras galingas žvėris, jo nepastumdysi. Ir šiemet yra rimtų pokyčių metai. Tik tais stumbro metai pasikartos po 32 metų. Ir va, daug, manau, šiemet bus padaryta gerų darbų vietoj mūsų kraštui, mūsų žemė, reikia sakyti. Ir va, visiems linkiu atsisakyti svetimybių. Regionas, rajonas. Jau atkreipė dėmesį, ką aš po vietų vadinu. Svetim žodžiu. Nu, jie nebuvo mūsų Puošmena žemė, va, Seredžio žemė, Veliuono žemė. Čia mūsų gimtinė. Lašišos praplaukė? Lašišos, tokie unguriai, kai traukia. Čia mes jau griebėm, bet tik slidus nepapuolė, žinai. Aišku. Na va, tai tu prie tokios atodangos nusifilmuoji. Aš pavydžiu. Pavydžiu.
Raiteliai? Oho. Mato raitelis. Čia kažkas yra. Nieko prieš. Ir esame ant Pašilės piliakalnio. Nu, daugiau nėra ką komentuoti. Tai nesunkiai įveikėt, kiek čia kilometrų maždaug dabar pirmą? Nu, jeigu mes sumeluosim, tai bus plius minus 12 kilometrų. Bet du kartus kėlėmės per Dubysą, žirgus. Nu, Viktoras kojas buvo nešvarės, tai nusprendė išsimaudyti. Dabar nešvaras liko. Aha. Tai apie 12 kilometrų, ar ne? Manau, kad taip. Na, taigi, gal neįgrysim baisiai, tai gal. Vieną kartą į metus tik tai. Labas, panelytė. Jau dabar drąsesnis kitas Marius. Pernai bijojau, sakau, reikia keltas į smogis. Esame, mūsų dabar vieta randamas čia. Šičia prie Pašilių piliakalnių, Šlestakių kaimas. Leidžiame žemyn prie Dubysos ir jojame pakraščiu iki Butkiškės, palei Dubysą. Ties Butkiškė ieškome, kur persikelti per Dubysą. O ten būtų gerai, nu bet ką čia... Ir mes susitinkam ant Birutės kalno. Mes paimsim. Šeimininkams ačiū labai. 3 kartų šeimininkams. Ačiū! 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 Gerai, laimingai. Malonių. Nu ir kai atsibučiuojam, mes jau ant žirgų nelipsim. Nelipsit, ne? Gerai, ačiū labai. Ir už ką? Malonių. Užsukit, dažniau. Kokį vaisvandenį, Rimai, paimtum. Katilo pamiršai, ne? Turiu. Tai yra vandens, turiu 5 litrai, jeigu reikia.
Link to ąžuolo galit, ir prie ąžuolo, vat, už ąžuolo sustokit, labai geras vaizdas. Gerai. Gali dabar pastovėti. Super. Bleba, gerai, viskas gerai. Fantastika. Labai geras ąžuolo gražiai, žinai. Čia prie ąžuolo tai pagavai momentą teisingai. Turėtų geras būti, labai žinau. Primenam, kad 700 metų Gedimino valdymo pradėjo. Tai malonu, sėkmės jums. Sėkmės, laimingo kelio. Gerai, sėkmės, būtinai. Šiandieną pačiau jis neatlaikė spaudimo. Prašė, kai iškeltų kitą kopą. Bet trečia piliavietė vadinosi Darbutų. Darbutų. O iki tol kokie buvo? Mes neturim rašytiniuose šaltiniuose paminėjimų. Pašilių nežinom. Pašilių, Birutės. Geluvos. Nu, vadina Geluvos, bet ten Birutės kalnas. Birutės, paskui Pašilių. Ir ten Budigėdžio galimai. Arba ta Pukovero, kur mes buvome ir valgėm pietus, ant Birutės kalno galėjo būti Pukovero tvirtovė. Pavarą įjungti. Vakar buvo suveržęs jau iki viršutinių. Po pietų. Sukrenta. Bet čia buvo dabar dar neveikia.
trečios varto žvaigždė žėrė. Geležinio vilko garsas po šalis plačiausias sklinda. Gedimino miestą saugo. Gediminui Lietuvos vadovui. Protėvio ugnis šventoji šviečia mum per amžių amžių. Gediminui Lietuvos vadovui. Gediminui Lietuvos vadovui. Džiugu, kad pavyko su žemaitukų žirgais šturmuoti mūsų vieną iš didžiausių Padubysio piliakalnių. Padubysio piliakalnį palei Dubysą. Va, pasižiūrėjus, kūnas eina pagaugiukais. Kokia čia didybė buvo kažkada tai. Ir džiugu, kad mes šiame žygyje šitą piliakalnį vis dėlto aplankėm. Tai viena iš tokių buvo sumanimų, kad šitas piliakalnis yra vidury Dubysos. Ten keletą kilometrų gali skirtis. Ir jis vienas iš tokių pagrindinių buvo Raseinių žemėje. Ir jis atliko ir žvalgybinę, ir ryšių perdavimo misiją, ir be abejo gynybinę. Tai mes esam Padubysio piliakalnyje. Dijuto kalnelė. Mano buvo svajonė didžiausia ties tą vietą persikėlimą padaryti, nusfilmuoti. Svajonių išsipildymo metas. Ir kad skolą valo.
mūsų dabar maršrutas yra joti va šitoj vietoj Kalniškiai. Mes esame pasroviui žiūrint kairiam Dubysos krante. Mes kylame iki kelio Kelmė Tytuvėnai, jį kertame ir pirma mūsų sustojimo yra vieta Kubilių piliakalnis. 3 kartus. Ačiū! 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 Ai, sakau, kad čia kažkas nesupratau. 3 į antrą. Čia Rita atsimeni, kai mus kartu vaikė pirmyn atgal. Jo, tai čia piliakalnis. Opa. Nu, padarom galbūt. Taip praleisim. Traukis iš čia. Kalno irgi vadinama, čia yra šiuo metu Kubilių piliakalnis, Kelmės rajone jis pats didžiausias. Ir įspūdinga vieta, įspūdingas plotas ir dėkinga situacija, gynybai buvo parinkta, apačioj Grįžuvos upelis, Dubys aišku remiasi, labai toli matytis, viskas buvo panaudota, kas gamtos sukurta. Mūsų sekantis maršrutas tęsis prie Kražantės intako į Dubysą. Ten darysim irgi stovyklėlę. Irgi uždėję. Laimingai. Geras kelias. Kadai! Kakė! Einam! Einam!
Nu, kaip įspūdis, užkilusi tokį... Fantastika. Įspūdis elementarus. Čia viena iš Kražių miesto gardo, tiksliau Kražių šventyklos dengimo vietų. Kad kryžiuočiai nepakiltų prie Kražantės upė prieš srovę, šito piliuko buvo funkcija. Žemaičiai laukia pasaloj suaugę su mišku. Kartais paukštelis sučirškėdavo, laukinis žvėris atsimuždavo ir suprunkštas bėgdavo. Jie buvo suaugę su giria. Nu, mes visą kelią ėjom kažkom paristojom prieš pabaigą. Labas vakaras. Va. Ar tako neišminsim? Išminsim. Na va, o šuo mūsų nesuvalgės, mes pakūdė. Jo, reiksiu. O čia jūs aičių žemės. Ai. Kokie jūs žvalus, klausykite, tai gal mes čia pavargę jūsų laukdami. Labas. Sveiki, sveiki. Ai, kokie jūs mažiukai. Aš nežinau. Buvo padėti visi. Paprikabėlę, kur tavo? Tenai. Išorinė kanopos pusė jau pradeda skilti kažkur. Aha. Bet va, iš vidaus, nes, nu, skilimas yra, gal kur nors jis užkliuva už kokią aštrios daiktą su kanopa. Ir tai nėra gerai, turės naukti. O turi prižiūrėti, jeigu mes ją nuvalom, jinai toliau neskils. Ir jau rudenį to viso net nematysim, kad yra. Gal net anksčiau, dabar žolės daug. Ša. O čia, kaip sakyt, ratų išbalansavimas pasakytų. Mes pašalinom priežastis užkliūt nagai už kažkokio akmenuko, plytgalio ir atsilupti. Už apvalėjęs visada reikia vengti aštrių kampų visur. Jie irgi sukuria neigiamą energetikos lauką. Užtat senovės žemaičiai turėdavo stalus, kurie buvo užapvaninti. Jeigu kas kur kame, mes dažnai pamatysim. Va, pas mano senelio buvo, stalo kampų nebuvo, užapvaninta buvo. Žmonės tą žinojo, savaime priėmė, tik dabar per kelis paskutinius kartas atėmė tas žinias ir primėtė savą. Šeimininkė 3 kartus. Ačiū, ačiū, ačiū. Viena didelė. Prašom, prašau. Dažnai. Gerai, jūs važiuojat, viskas tvarkoja, bet pasakymas, kad kur akmenų būdavo dar prieš 150 metų. Tie pasakymai gyvai iš lūpų į lūpas buvo perdodami. Ir kiekviena laumė turėdavo savo misiją, paskirtį. Viena globoti tuos, kurie ateis į gyvybę, į gyvenimą, tuos, kurie gimė ir praktiškai visą gyvenimą. Ir paskiau ta, kuri išlydi žmonės mirusius į dausas. Ir jos sėdėdavo ant akmenų. Roberto Vėliaus lietuvių mitologiją, tam dabar teko perskaityti, bet 1836 metais kažkoks vokietis užrašė. Ir tokių vietų Lietuvos teritorijai, Žemaitijos teritorijai buvo daug, bet melioracija jas surinko tus akmenis ir išmėtė.
ar ten tos laumės buvo, ar kažkokios galios žmonės įsivaizdavo. Ir jeigu kažkokia problema kažkam atsitiko, eidavo būtent tas vietas paprašyti pagalbą. Kad jūsų žygis turėtų nebūtų beprasmis, kad turėtų prasmę, kad žmonės, kuriuos sutikot savo kely, kad jie kažką būtų patyrę iš jūsų susitikimų. Na ką, Dariau, pradedam. Vaikai pritarėt visi. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, išpaleidęs tavo sūnus, te stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvos tamsumas pašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Rinkimumis tauta, rinkimumis tauta. Žemaičių kunigaikštis Gedimins tapo visos Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Ir to paminavojimą kažkaip visur tylu. Todėl buvo priimts sprendimas ir pakviesti žemaitukų arklių augintojai tame žygiai sudalyvauti. Šiemet per lygiadienį tapo 7525 metai. Ir jeigu nebūtų Kitavierio atėjimo, mes tą datą minėtumėm ir prasidėjo stumbro metai. Mes turėjom 32 metų ciklą ir stumbras, kaip žinote, toks gyvūniukas, kurio nepastumdysi ir bus ypatingos svarbos pokyčiai. Ir jie jau vyksta. Džiugu, kad pradėjo švęsti rasas, o ne joninės. Galbūt atsirado tai, kad nebūtinai prisigerti iki nukritimo, o pašokti ir padainuoti. Ir pašokti padainuoti ne užpakalį kraipant, o valsę ir polką. Ir tokie dalykai, manau, taps paprasčiausiai kasdienybė. O Bubių seniūnui norisi palinkėti, kad jisai suorganizuotų, jeigu turės valios, į mėnesį kartą, po to į savaitę kartą, dar tų žmonių, kurie kažką namuose gali pasigaminti, sūrių, mėsos gaminių, daržovių konservų ir padaryti vakaronę, kur viens iš kito pirktų. Ir tą mes nepajutę atgaivintumėm senuosius mūsų maisto ruošimo būdus, maisto saugojimo būdus ir nustebtumėm, kad tos Maksimos, visos kitos parduotuvės, po biškį, kurios veža šlamštą į mūsų gimtinę, drąsiai sakau atliekas, kurias mes privalom suvalgyti, paskiau valgom vaistus, vėl teršdami savo kūną.
po biškį taps atgyvena. Gerbiami žygeiviai, susirinkusiai, iš ties aš eidamas galvoju, kada Darius dar ir pasakė, kad čia tokia akcija atvyks, toks žygis bus baigiamas, pagalvojau, vis tiek yra smagu, kad mūsų seniūnijai praktiškai prasideda Dubysa ir kad čia yra kažkoks atskaitos taškas, kažko tokio įsimintino, kažkokio galbūt užmojų, kažkokių tokių norų galbūt įsipildymo. Tai tikrai yra visiems smagu. Tik tai galvojam, gal tokios akcijos, kada būtų daromos, jos turėtų būti gal viešinamos. Aš irgi esu už tai, kad daugiau būtumėm visi pilietiški, būtumėm aktyvesni. Šiandien tikrai to trūksta. Esam kažkaip visi daugiau įsklidę po visą pasaulį ir ta Lietuva, ta mūsų maža kažkaip, mažai kam berūpia galbūt, arba jaunimas nežino tų protėvių galbūt prasmės. Tai aš džiaugiuosi ir didžiuojuos, kad tokie žygiai čia vyksta ir galvoju, tai turėtų būti pereiti ir į mokyklas, būti tokio kaip pilietiškumo pamokas. Ačiū už jum, ką darot ir kad esat pas mus.